įvyko kažkas, kažkieno gyvenimas pasikeitė. Daugelis išvis yra nusivylę Dievu, bet aš noriu pasakyti, kad jis yra gyvas. Galbūt tu esi dabar tokioj situacijoje, kuri galbūt yra nepakeičiama ir tau atrodo, kad niekas negali pakeisti tos situacijos tavo gyvenime. Aš noriu pasakyti tau, kad Jėzus, jis yra gyvas ir jis gali pakeisti šią situaciją. Aš trumpai papasakosiu apie savo gyvenimą. Jūs dabar mane matote, aš esu laimingas, patenkintas, sveikas, gražus, bet jeigu jūs pamatytumėte mane 4 metus atgal, jūs tiesiog bėgtumėte nuo manęs, nes buvau apaugęs, buvau vos net dvigubai kūdesnis, plaukai buvo ilgi, nes pinigų neturėjau nusikirpti ir žodžiu, iš tiesų, aš pravartojau 8 metus narkotikus. Mano gyvenimas buvo visiškai sugriuvęs. Aš niekada neplanavau tapti narkomanu. Niekada nenorėjau būti žmogumi, iš kurio tyčiosis. Niekada nenorėjau būti žmogumi, kuris neturi valgyti. Nenorėjau būti tas žmogus, nuo kurio nusisuks visi draugai. Bet žinote, velnias jis tiesiog sugriovė visą tai. Sugriovė mano svajonės, sugriovė mano kažkokius planus. Ir žinote, aš buvau tvarkingas vaikis, gyvenau gyvenimą tvarkingoje šeimoje. Ir iš tiesų, aš susidėjau su ne ta kompanija ir pradėjau vartoti narkotikus, gyventi palaidą gyvenimą. Buvau pats savo dievas, niekieno nuomonės neklausiau, neklausiau nei tėvų nuomonės, neklausiau nei savo draugų nuomonės, nes aš pats žinojau, ką aš darau. Buvau gerai apsirengęs, batai buvo brangus, vaikščiau po mokyklą patenkintas, visus skaičiau žemesnius nei pats esu ir pats skaičiau save aukščiausiai. Ir žodžiu, pradėjau vartoti narkotikus ir iš tiesų pradėjau nuo smulkių narkotikų. Nors niekada negalvojau, kad gyvenimas sugrius. Galvojau, kas čia tokio parūkyti žolės, išgerti alkoholio. Ir žodžiu, metai bėgo ir aš pradėjau vis stipresnius ir dar stipresnius narkotikus. Žodžiu, atsitiko taip, kad per tuos vartojimo metus, 8 vartojimo metus, spėjau pabuvoti 2 kartus kalėjime. Buvau 8 kartus reabilitacijos centre. Buvau 10 kartų ligoninėje. Bandžiau išeiti iš tos situacijos. 3 kartus man perplaudavo kraują, bet aš vis tiek sugrįždavau prie narkotikų. Aš girdėjau, kad Dievas yra gyvas. Jėzus Kristus atleidžia nuodėmes. Jis gali pakeisti bet kokią situaciją. Bet negalėjau suprasti, kodėl aš esu tokioj situacijoje. Iš namų viską išnešiau. Buvo knygos paskutinės sudėtos, enciklopedija. Sukroviau visas į tašę ir nuėjau į turgų pardaviau. Viską išnešiau iš namų. Galų gale mane išvarė iš pačių namų. Atsisakė net draugai. Atsisakė mama. Ir aš atsidūriau lauke. Pradėjau vartoti stiprius narkotikus. Važiuodavau į čigonų taborą. Pradėjau vogti, kad gauti pinigus dozei. Nes neturėjau jokios vilties. Visi nusisuko nuo manęs. Policija persekiojo. Gyvenimas buvo tikras košmaras. Mane gaudė draugai, nes buvau labai daug skolingas. Ir iš tiesų nutariau susirasti savo gyvenamą vietą. Prie tos vietos, kur aš gyvenu, Šeškinėje, ten yra sodo nameliai. Jie būdavo kai kurie apleisti nameliai. Aš išimdavau langą, įlipdavau į tą namelį, išdarydavau langą, įdėdavau ir miegodavau. Ryte atsikeldavau, surinkdavau morkų, agurkų, pavalgydavau ir toliau eidavau vogti, ieškoti pinigų, kad gauti dozę. Žodžiu, gyvenimas buvo visiškai prakeiktas. Važinėjau iš reabilitacijos į reabilitaciją. Ir žinote, kartą aš papuoliau pas žmonės, kurie pamokslavo Evangeliją ir pasakė, Jėzus Kristus myli tave. Gal tu nori priimti į savo širdį? Sakau, Viešpatie, jeigu tu esi gyvas, pakeisk mano šią situaciją. Aš noriu atiduoti savo gyvenimą tau. Aš prašau, atleisk man, ateik į mano širdį ir tapk mano Dievu. Kaip aš pasimeldžiau atgailos maldą,
tada Kristus įėjo į mane, atleido mano nuodėmes ir kažkas įvyko. Dvasiniam pasaulyje kažkas įvyko po šios maldos. Aš nesupratau. Aš supratau, kad kažkas įvyko. Ir laikui bėgant, aš gavau tą laisvę, kuri man priklauso. Duokime Dievo šlovę, paplokime Jėzui Kristui. Aš noriu jums pasakyti, galbūt tu papuolei pirmą kartą į šią palapinę, galbūt tu netyčia užėjai į šią vietą, galbūt pas tave situacija yra labai bloga. Jėzus Kristus, jis yra viltis, jisai sumokėjo kainą už mus visus, jis sugriovė velnio darbus, kad mes turėtume gyvenimą ir apsčiai jo. Jis nenumirė tam, kad mes kamerose turėtume patogesnes lovas, kad tenais būtų padarytas remontas. Kristus nenumirė tam, kad nudažytų grotas gražesnė spalva ar atneštų spalvotą televizorių į tą kamerą. Jis numirė tam ir prisikėlė, kad kalėjimo vartai atsidarytų ir tu išeitum į tą laisvę, kuri tau priklauso. Dėl to tai šios dienos, Evangelijos dienos, tai yra puikia galimybė, kad Jėzus Kristus ateitų į tavo gyvenimą. Jeigu tu jo ieškosi, jeigu tu jo paprašysi ir kad jis ateitų į tavo gyvenimą, jis ateis ir pakeis šią situaciją. Jūs man pasakykite, 8 metai pravartota narkotikus. Iš tiesų kažkas 12, kažkas 20. Kas gali padėti narkomanui? Daktaras, jis gali išrašyti vaistus. Jau tie vaistai, jie nieko verti palyginus su narkotikais. Niekas negali padėti narkomanui. Dėl to dabar aš kaip sutinku tos daktarus, sutinku tos žmonės, kurie matė mane, kaip aš vartojau narkotikus, kurie sakė, kad aš esu beviltiškas žmogus, jie paprasčiausiai negali patikėti. Daktarai sako, kaip taip gali būti, kad tu nustojai vartoti narkotikus. Dėl to iš tiesų Jėzus Kristus yra duris, o mūsų tikėjimas į jį tai raktas nuo tavo laisvės, nuo tavo nuodėmio atleidimo ir nuo tavo sveikatos. Dėl to šios dienos yra puikia galimybė, kad kažkas įvyktų tavo gyvenime, tavo šeimoje, tavo vaikų gyvenime. Dėl to, kol dar vyksta ši palapinė, kol dar vyksta stebuklai šitoje vietoje, nes ypač Dievas veikia tokiuose renginiuose, gali atvesti žmonės, kurie turi priklausomybės ir Jėzus Kristus, jis pakeis šią situaciją. Ir svarbiausia iš visos istorijos tai, kad dabar aš turiu didelį likimą, aš turiu tikėjimą, aš žinau, kad visa tai, kas buvo sena, praėjo, mano gyvenimas prasideda naujai. Aš turiu atstatytas svajonės, aš tikiu į patį Dievą ir aš žinau, kad mano gyvenimas bus tvarkingas, laimingas. Ir aš pats tarnauju jam, nes žinau, ką jis padarė man. Tiek duokime Dievui šlovę. Tikrai paplokime. O, čia liudijimas, kad iš visiškai sugriuvusio gyvenimas gali padaryti žaliuojantį sodą, atstatyti svajones, nubrėžti naują viltį, naują perspektyvą. Tai iš tiesų. O tu sakai, aš ne narkomanas, aš nepriklausomas nuo kažkokių nors svaigalų. Bet nors tu ne narkomanas ar nepriklausomas nuo svaigalų, tu vis tiek gali būti pats nelaimingiausias žmogus, užsimaskavęs, pasislėpęs. Tas, kuris viešumoje šypsosi, atrodo viskas gerai, bet pasislėpęs namuose tu kenti, tu nepripažintas, tu pats nerandi gyvenime tikslo, tu ieškai jo. Ir jeigu tu ieškai gyvenimo tikslo, ieškai tikro gyvenimo, aš to pasakysiu, gyvenimas yra asmuo. Tai yra Jėzus. Jis pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu tikras gyvenimas. O, tikrai.